Visi suprantame, kad be tinkamai veikiančios stabdžių sistemos pasivažinėjimas dviračiu gali baigtis nemaloniai. Šiame filmuke mes parodysime, kaip teisingai patiems susireguliuoti stabdžius. Visų pirma, įvertinkime stabdžių būklę. Jeigu atstumas tarp stabdžių trinkelių ir ratlankio nėra didelis, gali užtekti įtempti trosą atsukant veržlę esančią ant stabdžių rankenėlės. Jis skirta kompensuoti trinkelių dėvėjimąsi. Šiuo atveju tarpas yra per didelis, todėl reikės įveržti troselį prie pačių stabdžių. Prieš įtempdami troselį teisingai sureguliuokime stabdžių kaladėlių padėtį. Svarbu, kad kaladėlė nesiliestų prie padangos, taip pat, kad prie ratlankio priglustų visų savo paviršiumi. Atkabiname stabdžių spyruoklę, tuomet atleidžiame trinkelę prilaikantį varžtą šešiakampio rakto pagalba. Teisingai sureguliavus kaladėles, galime įtempti troselį. Įtempus troselį ir nuspaudus stabdžius matome, kad stabdžių kojelės juda nevienoda eiga, o tai gali pažeisti ratų stipinus, nes prispaudimo metu stabdžiai pakreipia visą ratą. Eigą sureguliuosime spyruoklės įtempimo varžtų pagalba. Kaip matome, kairioji kojelė yra laisvesnė ir pajuda pirmoji, taigi reikia arba atlaisvinti dešinėje spyruoklę, arba įveržti kairėje. Sureguliavus, viskas turi atrodyti štai taip. Tam, kad stabdžiai veiktų efektyviai, stabdžių kaladėlių tarpinės turi būti sudėliotos tinkama eiga. Labai dažnai būna, kad troselis įveržiamas beveik maksimaliai ir nuspaudus rankenėlę beveik iki galo, stabdžiai vis tiek neveikia efektyviai. Tokiu atveju reikėtų apkeisti trinkelių užveržimo tarpinės vietomis. Jei trinkelės nesiliečia prie rato, o stabdžių kojelės juda tolygiai, stabdžius sureguliavome teisingai. Smagaus pasivažinėjimo!